Sveiki visi. Na ką, atėjom... Sveiki visi. Na ką, atėjo metas maisto gamybos rubrikai. Vis dar nežinau, kokį pavadinimą išrinkt šitai rubrikai, bet dabar tą norėčiau ir išspręsti, kadangi aš turiu pagal jūsų komentarus 5 galimus pavadinimus. Taigi, pirmas variantas būtų Darius The Chef. Antras variantas būtų Dariaus virtuvėlė. Trečias variantas Pilvui Amen. Ketvirtas variantas Kokiai skani tie pepira, į puslitrinį pomidorų padažą turėtų 3 lašų užtekti. Penktas variantas MLDC. Taigi, būsiu labai dėkingas. Išrinksime nugalėtoją jau kitoje serijoje. Parašykit komentaruose, koks tai turėtų būti pavadinimas iš šitų 5 variantų. Na ir daugiausiai komentarų surinkęs pavadinimas taps mano rubrikos pavadinimu. Ačiū. Na ką, o šiandien gaminsime burgerį mėsainį. Taigi, keliaujame prie burgerio What? Na, o šiandien gaminsime burgerį monstrą. Keliaujame prie burgerio monstro gamybos. Taigi, mums reikės miltų. Reikės apie 750 gramų miltų. Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, kiek yra 750 gramų miltų. Čia yra 2 kg puokis, tai manau, apie pusę maždaug sukračius turėtų būti gerai. Kažkur gal ir tiek sudėjau. Turbūt pamatysime, Tolimesnis žingsnis būtų įdėti gal kiaušinių. Reikia paskaityti meniu. Taip, tada reikės 300 ml pieno. 300 ml pieno. Nu, jaučiu 300 ml. Dar biškį. Nu, va, 300 ml pieno supilta. Paskui mums reikės 2 vienetų kiaušinių. Ir antras vienetas. O, kiaušinis pasitaikė su 2 tryniais. Va, vienas su 2 tryniais. Tada reikės 80 gramų sviesto. 80 gramų šilto sviesto. Čia yra, jaučiu, 80 gramų. Plus minus 1 arba 2 gramai, jeigu man akis nemeluoja. Kaip jį pašildyti, tai dabar nesugalvoju. Gal įmesiu į mikrobangę. Oi, reikėjo mieles ištirpinti šiltame piene. Kaip dabar pieną išimti? Reikės šaukšto cukraus, bet kadangi te turiu tik kubeliais, tai sutraiškysiu kubelius. Neina sutraiškyti taip lengvai. Jeigu ištirps. Pašildome pieną. Kol šyla pienas, galvojame, ką toliau darysime. Ai, taip, galime. Turiu 50 gramų mielių gabaliuką, tai maždaug pusę galima atgnybti pirštų pagalba. Va, čia yra 20 gramų, 22 gramai, 25 gramai. Taip, suvyniuojam atgal ir dedame į šaldytuvą. Taigi, kadangi pienas jau pašilo, paimam pieną, įdedam mieles, ištirpiname pienę mieles kažkokiu taip būdu. Koks kvapas keistas, kaip bandelių. Makalioju, makalai. Biškį dedam druskos, reikės biškį druskos. Va tiek užteks, maždaug, nežinau,
pusantro, ką žinau ko čia. Tada pilame mielės. Iškart įvarysiu ir sviestą, kurį irgi pašildžiau šiek tiek. Prieš maišydami įsitikinam, kad panagės yra švarios, nes visas panagių turinys liks tešloje, jeigu nebus švarios. Nu ką, pradedu makliaciją. Žiauriai nepatinka, nemalonu, bet pridrapščiau aplinkui jau iškart visur. Ir 10-15 minučių maišome. Na va, pramakaliavojom 10 minučių, maždaug va taip atrodo tešla. Na, o dabar dedam kildinti. Visai kaip kildišienė, bet kildinti. Padedam kažkur šiltoj vietoj ir kildinam apie 1,5 valandos. Aš šiuo atveju uždengiu dar rankšluostį, kad būtų tešla šilčiau. Na, o dabar laukiame 1,5 valandos. Užsistatysiu, kad nepraivėpti. Na va, kildišrinos jau 1,5 valandos beveik. Atrodo va taip. Dabar reikia išimti ir suformuoti bulkos formą ir palikti dar 40 minučių kildišrintis. Taip, turbūt paimsiu popierį, inbliekų ir pabandysiu iškrapštyti kažkaip lauku. Kažkur nekrent. Nu, bandom suformuoti tas bandelas formą gal, kaip čia? Kaip tai atrodo? Nesąmonė man gausias biški. Niekad nesudaręs, nieko tokio panašaus, bet paliekam bandelas formą ir paliekam dar kildintis, tik nežinau, ar reikia uždengti, ne? Užverčiau tą patį puodą, tegu kildinas toliau. Nu kū, išsikildino mūsų tešla, pažiūrėm, kaip išsikildino. Vajana, iškilo net visas. Visas puodas. Oh my god. Na okei, gerai, pabandom išgramdyti likučius, nes iš kada išmesti tiek. Nu, žodžiu, čia jau nebemanoma. Tiek prilipo, kad jau. Taip, dabar reikia pasklaidyti 2-3 cm pločio. Tipo, 2 pirštai, man 3 cm kiek. Nu gerai bus, tarkim. Tada paimam suplaktą kiaušienę ir kadangi aš neturiu tam tikrų įrankių, tam naudosiu galbūt servetėlę. Nežinau, ar pavyks ar ne. Pirmąsyk sugalvojau taip. Pirmąsyk darau, ištepam visą tešlą tuo aliejumi. Ne aliejumi, o kiaušinių tryniu plaktu. Ne tryniu, o kiaušinių plaktu. Nežinau, kas čia gausis, atrodo tai ne kaip. Gerai, tarkim, teks. Paimam sezano sėklų, sezamo sėklas ir užbarstom ant kepinio. Tada užstatom pečių ant 180 laipsnių ir kepame 30-40 minučių. Va. Nu, o kol kepa, galim išsikepti mėsą turbūt, apkepti bent jaus. Taigi imame kilogramą faršo jautienos, įdedam druskos pagal skonį, pipiriukų žinoma, nauja patelnė, šimiau kilogramą mėsos, padarysiu plokštainį ant tvoro. Gerai, tada
Tai suspausiu, padarysiu tokią formą. Dabar reikia kepti apie 3-4 minutės vieną pusę ir po to dar 3 minutės kitą pusę, o tada šausime į orkaitę. Kadangi čia nėra apie ką pasakot per daug, todėl yra gan nuobodus video. Pakomentuokit, ką apie tai manot ir nepamirškit pavadinimą šitai rubrikai parašyti komentaruose. Ačiū. Oho, pavyko. Na ir dar 3 minutės kepam kitą pusę dabar. Na va, jau 3 minutės kepė, kitą pusę. Perdedame viską į bliekų. Paimam bliekų ir kišam in orkaitį. Ir kepam dar 30-40 minučių. Nu va, kepa jau apie 30 minučių, jaučiu imu lauk. Na ir paliekam vėsti 30 minučių, o mėsytė gal tegul kepa dar 15 minučių. Nu bus įdomu, kas čia gausis. Na va, iškepė jau ir mėsgalis. Vienu žodžiu, kad biškį aptirptų, užmetam sūrę ant karštą mėsgalę. Burger slices with chili cheddar. Gal įkišiu dar trumpai į orkaitę, kad aptirptų. Aik, savo paėmiau karštą. Galvau, jau reikės šaukti. Na nieko, biškį tik aptirpsta dabar. Nuolausti raumenis labai pučiasi. Tirpo. Nukų pradedam bulkos pjaustymo procedūrų. Come on, pažiūrėkit jūs. O kvapas koksai. Paimam mėsgalį. Įdedam į centrų. Pomidorai. Ja, biški bulka didesnė nei mėsgalis, bet tikras monstras. Aš tokio dar nesu valgęs gyvenime. Taip, galbūt dabar šiek tiek dresingo. Taip, dedame salotos lapus. Salotų man patinka daugiau šiek tiek. Na ir paskutinis sluoksnis. Nukų metas paragauti šito monstro burgerio. Kaip čia nuo ko čia pradėti, net nežinau.
Turbūt perpjausiu per pusę. Štai matome, koksai garuoja visas. Kur ragaujame? Galėsi čia mėnesį valgyti darbę. Skonis. 10 iš 10. Nu ką, ačiū visiems žiūrėjusiam. Paspauskit like, pakomentuokit, pasišėrinkit ir taip toliau ir panašiai. Būsiu labai dėkingas. Šiandien tik tiek. Tokia ramesnė diena su gamyba. Ir nepamirškit pakomentuoti, kokio pavadinimo norėtumėte šiai rubrikai. Na ir ačiū visiems ir iki.